Taigi, dabar pažvelkime į antrą dalį. Ir antras filmas pasakoja apie tai, kodėl mes atsidūrėme matricoje. Ir jis labiau gilinasi į filosofinę kūrybą nei pirmasis. Todėl manau, jog jis dėl šios priežasties mažiau populiarus. Ir žmonės viduje priešinasi, net jei jie suprato, kad yra kontrolės sistema. Supratimui, kodėl mes esame šioje padėtyje. Toliau. Pradėkim. Ir vėl prasideda. Moteris pavojuje, Trinity užpulta, į ją šaudo, ji iškrenta pro langą. Ir krenta. Nebejingumas, kurį jie simbolizuoja, meilę, ji krenta, sužeista, o ne miega. Ir toliau miega. Tai sako, jog jis gali matyti matricą, galbūt jis gali dabar daugiau joje. Jis pradeda įgyti savo galią, bet iš esmės jis vis dar miega. Jam dar daug teks sužinoti. Sužinoti kodėl, kam buvo sukurta matrica, nes tik suprantant kažko priežastį, tik tada galime sužinoti, ką mums būtina padaryti. Mes pirmą kartą žiūrim į paskutinį žmonių miestą. Vienintelė vieta, kur mašinos dar nepateko. Jo pavadinimas Zeonas. Ir žmonės neteisingai supranta, ką simbolizuoja šis miestas. Kabalos tradicijoje, Kabaloje, Seonas yra dvasinis centras, dvasinis pasaulio sukūrimo centras, iš kur atsiranda realybės apraiška. Tai yra dvasia, nebejingumas ir mūsų mintys. Yra iš tikrųjų tai, kas yra projektuojama, o projekcija – tai įkūnyta realybė. Seonas yra dvasinis kabalistinės tradicijos centras. Jis taip pat atstovauja ateities viltį, geresnio pasaulio ateities viltį. Štai ką simbolizuoja Seonas kabalistinėse tradicijose. Kas labiausiai akivaizdu, tai yra žmonių personifikacija. Žmonės, kurie nepriklauso pagrindiniai masiai. Daugumai šis miestas yra giliai po žeme. Kalba eina apie nedidelį kiekį žmonių, kurie supranta tiesą ir kurie vis dar yra nepastebimi pagrindinės žmonių masės. Tai yra radijo, televizijos, žurnalų ir panašiai. Tokios konferencijos kaip ši nėra pagrindinės, jos vis dar yra pogrindinės. Ir mes bandome iškelti tai į paviršių, bet kol kas tai yra pogrindis. Tai ir simbolizuoja Seonas. Egzistuoja rimtas konfliktas tarp Morfėjaus ir Vado Loko. Tai šalutinė filmo siužeto linija. Ir tai priešprieša tarp to, kas turi tikėjimą į tai, kas įmanoma ir pasiekiama. Ir tarp to, kas vis dar yra 5 jutimų mąstymo spąstuose. Morfėjus tiki į aukštesnėje sąmonę, kad ji yra lemiamas faktorius. O Lokas vis dar mąsto fiziniais veiksmais, šio pasaulio suvokimu. Aš vadinu jį veiksmu perstatant baldus skęstančiame Titanike. Tuo tarpu, kai Morfėjus iš tikrųjų žino, ką daryti, kad pakeisti situaciją. Lokas sako, manęs nejaudina pranašautojai, pranašystės ar mesijai, mane jaudina viena. Aš noriu sustabdyti mūsų miesto sunaikinimą nuo priešo. Turime omenyje mašinų armiją, kuri ruošiasi pulti Seoną. Ir kad to pasiekti man reikia, kad kareiviai vykdytų mano įsakymus. Tai yra, jis vis dar po matricos įtakos kontrolę. Jam vis dar mažai kas pasikeitė. Jis vis dar yra visiškai trauktas į linijinę fizinių veiksmų seką. Ir jam reikia, kad žmonės paklustų pagal jo nurodymus. Ir tai nėra tas sąmoningumas, kuris padės mums ištrūkti iš šios situacijos. Morfėjus atsako, su visa pagarba Vade yra tik viena galimybė išgelbėti šį miestą. Ir tai ta pati vieninti sąmonė, kurios turime pasiekti. Taigi tęskime. Morfėjus atlieka fenomenalią kalbą. Jis stipriai įkvėpia žmonės. Jis sako, mašinos surinko armiją. Ir šiuo momentu tos mašinos artėja prie mūsų namų. Jis tai pasakoja Seono gyventojams. Mums artėjo sunkus laikai. Bet jei mes norime būti jiem pasiruošę, turime atsisveikinti su savo baimėmis. Aš stoviu dabar prieš jūs ir aš visiškai nieko nebijau, nes aš pamenu, kad šimtmečius kovojame su šiomis mašinomis. Aš pamenu, jog 100 metų jie siuntė armiją po armijos, kad mūsų naikinti. Ir nežiūrinti per amžius trukusius karus, aš pamenu tai, kas svarbiausia. Mes vis dar gyvi.
Šiąnakt atėjo laikas tai armijai priminti, kad mes, Seono gyventojai, ir mes nebijome. Gana įkvepianti kalba, kurią Morfėjus kalbėjo apie baimę ir apie tai, kaip ją įveikti. Šioje scenoje mes matome, jog Smithui antrame filme atsirado naujas gebėjimas – nukopijuoti save. Agentai save daugina jie visur. Jis įkiša savo ranką į širdį, darydamas ją juoda. Aukščiausia simbolika. Jis naikina žmogaus neabejingumą, nuoširdumą. Jis praryja jų širdis. O tuomet jis paverčia juos vienu iš savų kontrolės sistemos agentų. Jis patenka tarp vieno laivų komandos narių, kurio vardas Beinas. Net vardas Beinas yra simbolinis momentas. Tai reiškia nuodus. Lotyniškai. Tai yra štai kokiu būdu mes apnuodyti. Mus nuodija per mūsų širdis. Bendrai, jei įsigilinti į detalės, žodis Bein lotyniškai reiškia ne tik nuodus. Tai reiškia mirties agentas, mirties ginklas. Tikrai simboliška. Nuodas tai reagentas vedantis į mirtį. Taigi Beinas iš esmės yra reagentas vedantis į mirtį. Taigi mes matome, kaip jis keičia žmonės per širdį ir galų gale jie miršta. Nes jie įkūnija tai. Smithas įkūnija mirtį. Greitai tuo įsitikinsime. Šioje trilogijos dalyje nemažą dalį užima bendravimas tarp personažų, kurie turi kažkokius tikslus. Ši scena, kur Neo kalba vienu iš Seono patarėjų. Jie atsiduria inžinerijos skyriuje ir jie aptaria mašinas, kurios tarnauja miesto gyvybei palaikyti. Jo vardas patarėjas Heimandas. Ir jis sako, pagalvok apie visus tuos žmonės, kurie vis dar prijungti prie matricos. Ir kai žiūriu į visas tas mašinas ir mechanizmus, manęs nepalieka mintis, jog mes nuo jų neatskiriami. Jis kalba apie technologijas principę. Ir Neo atsako, bet mes kontroliuojame šias mašinas, o ne jos kontroliuoja mus. Ir patarėjas susimasto. Ir tai priverčia susimastyti, kasgi yra kontrolė. Neo atsako, jei mes panorėsime, galime išjungti šias mašinas. Ir patarėjas sako, būtent, juk tai ir yra kontrolė, ne taip. Jei mes panorėsime, galime ją sudaužyti. Bet mums reikėtų nuspręsti, ką daryti su mūsų šiluma, šviesa ir oru. Aš dar daug nesuprantu šiam pasaulyje. Matote šią mašiną, ji kažkaip susijusi su mūsų vandens cirkuliavimu. Neturiu nemenkiausio supratimo, kaip ji veikia, bet gerai suvokiu, kokiam tikslui ji tarnauja. Taigi čia paliečiamas tikslo klausimas. Viskam yra kažkokia priežastis. Ir kalba eina apie technologijas, kaip jas prižiūrėti. Jos gali būti naudojamos žmonių geroviai ir kaip kontrolės priemonė. Klausimas tame, kaip mes naudojame technologijas. Ar jas naudosime mūsų geroviai ir progresui, ar jos tarnaus vis didesniam ir didesniam kontrolės lygiui. Štai kokia šio pokalbio prasmė. Ir patarėjas sako, aš neturiu nei menkiausio supratimo, kaip tu, Neo, darai tai, ką tu sugebi. Bet tikiu, kad ir tam yra priežastis. Vėl paliečiamas tikslo klausimas. Kam? Kodėl, kitais žodžiais? Aš tik tikiuosi, kad mes suprasime tą priežastį, kol ne per vėlu. Taigi, jis išreiškia mintį, kad mes turime suprasti, kas lemia mūsų valios lygį, kad mes galėtume padėti ir kitiems žmonėms pasiekti tokį sąmonės lygį ir nukreipti jų žinias, paverčiant jas į veiksmą, kad jie įveiktų savo baimės ir imtųsi darbo, kurį būtina padaryti. Jei mes sugebėsime suprasti, kas padeda kitiems pasiekti jų galios potencialą, tuomet tikriausiai turėsime daugiau šansų. Kitais žodžiais gana svarbi scena. Viršui kairėje orakulės asmens sargybinis ir jis simbolizuoja serafimus, angelus, dievų pasiuntinius. Jo vardas serafimo trumpinys. Jis nuveda Neo ten, kur jis galės pamatyti orakulę. Ir pokalbis tarp Neo ir orakulės antroje dalyje taip pat liečia tikslą. Jis pašvęstas, kodėl kažkas vyksta. Orakulė sako Neo, mes niekada negalime matyti pasirinkimo priežasties, kurio nesuprantame. Tu atėjai čia ne tam, kad pasirinkti. Tu jau pasirinkai. Mes čia tam, kad pabandytume suprasti, kodėl tu padarei šį pasirinkimą. Kitais žodžiais, jie sako jam, kodėl?
Kodėl tu priimi vienus ar kitus sprendimus? Suprasti pagrindinius elgesį motyvuojančius veiksmus. Jeigu tu negali to padaryti, viskas beprasmiška. Jis klausė, o kas jei nesugebėsiu, kas jei man nepavyks? Tuomet jie atsako, tuomet Seona žlugs. Ji turėjo omenyje, jog žmonija bus pasmerkta. Jeigu mes negalime suvokti, kas motyvuoja mūsų elgesį, mūsų pagrindinių tikslų ir motyvų, priežastinių veiksnių, vedančių mus prie tam tikro pasirinkimo, tuomet mes pasmerkti kaip rūšis. Labai stiprios filosofinės idėjos aptariamos šiame filme. Ir orakulė vėliau sako Neo. Antroje pokalbio dalyje jie jam pasakoja, ką būtina padaryti. Tu turi keliauti prie pagrindinio kompiuterio, ten, kur išrinktojo kelias baigėsi. Tu galėsi išgelbėti Seoną, jei pasieksi šaltinį. Tam, kad tai padaryti, tau reikalingas raktų meistras. Aptarsime, ką jis simbolizuoja. Jis pradingo prieš kurį tai laiką. Ir jis yra gana pavojingos programos kalinys, kurio vardas Merovingianas. Apie jį pakalbėsime išsamei. Ir Merovingianas nepaleis raktų meistro savo norų. Ko jam reikia? Klausė Neo. Ir orakulė atsako, to, ko nori visi vyrai, daugiau valdžios. Pratęskime. Neo pagaliau susidurė su agentu Smithu po to, kai orakulė išeina. Ir tarp jų įvyksta rimtas susirėmimas. Scenoje daugybė kompiuterinės grafikos. Jis kovoja su daugybė agentų Smithu. Smithas pradeda virsti į virusą, mirties faktorių, griovėją, kuris dauginasi ir viską aplink užkrečia. O Neo vienas iš mūsų, kuris bando jį sustabdyti. Aukštesnioji sąmonė stabdanti energijos plitimą. Energiją žalojančią širdis, naikinančią nuoširdumą ir nebeingumą. Ir po šios scenos jie grįžta į matricą pabandyti išlaisvinti raktų meistrą iš Merovingiano valdžios. Tai yra 3 personažai – Neo, Morfėjus ir Trinity. Keliauja į Merovingiano valdas. Ir Merovingiano vardas taip pat turi ypatingą prasmę. Čia užsimenama apie Merovingianų dinastiją. Tai viena iš šeimų susijusių su aukščiausiais sistemos kontrolės lygiais. Tai okultinė šeima, kurio šaknys siekia senovės laikus. Galima daug papasakoti, bet siūlau jums pastudijuoti Merovingianų istoriją patiems. Taigi, šis personažas atstovauja aukščiausią elitą. Elitą kontroliuojantį šį pasaulį. Ir jis nenori prarasti savo valdžios. Jis nori vis daugiau ir daugiau valdžios. Sakyčiau, kad jie simbolizuoja aukščiausius tamsiuosius okultistus, kurie puikiai supranta žmogaus psichikos darbą ir jie manipuliuoja savo tikslam. Iš esmės jis atstovauja magų klasę, valdančią šiame pasaulyje gyvenančių žmonių protus, verčiant juos paklusti jų reikalavimams. Ši scena yra pati reikšmingiausia visame filme, visoje trilogijoje. Ne tik šioje dalyje, tai svarbiausia visos trilogijos scena. Nes ji kalba apie priežastis, kodėl mes atsidūrėme čia, tokioje padėtyje. Ji prasideda nuo to, kad Morfėjus sako Merovingianui, tu žinai, kodėl mes čia. Ir Merovingianas atsako, aš turiu ir prekiauju informaciją, žinau viską, ko reikia. Žinoma, jog žinau, kodėl jūs čia. Klausimas tame, ar žinote jūs, kodėl jūs čia? Taigi šis klausimas reiškia yra labai svarbus, kuris reiškia, ar jūs patys žinote, kodėl atėjote į šią vietą, į šį pasaulį. Tai ne apie tai, kodėl jūs esate šiame pastate, kodėl kalbate su manimi. Esmė tame, kodėl žmonija yra tokioje padėtyje, kokioje yra. Štai kas, tai labai svarbus klausimas. Ar žinote priežastį visko, kas vyksta? Nes jei jūs nežinote, tuomet sėkmės jumis tame. Sėkmės gerinant pasaulį. To nenutiks, jei jūs nesuprasite pirmoje eilėje, kas jūs nuvedė ten, kur dabar esate. Ir jis sako, Merovingianas sako, ar žinote jūs, kodėl jūs čia? Morfėjus atsako, mes ieškome raktų meistro. O Merovingianas atsako, taip, raktų meistro. Bet akivaizdu tai ne priežastis, tai nėra tai, kodėl. Raktų meistras tik priemonė, o ne galutinis tikslas. Vadinasi, ieškoti jo, tai galimybė padaryti ką? Jis sako jiem, jūs ieškote išeities iš savo problemos, bet jūs nenorite suvokti, kodėl. Kodėl ši problema egzistuoja ir to nesuvokdami jūs niekada iš to neištrūksite.
Jums reikia žinoti kodėl ši situacija buvo sukurta, kas jūs atvedė į šią padėtį. Neo sako, tu žinai atsakymą į šį klausimą. O Merovinginas sako, bet ar žinai tu? Tu manai, jog taip yra, bet klysti. Tu čia, nes tave čia atsiuntė. Turime omenyje orakulė, kuri jį čia atsiuntė. Jis nežino, kas yra raktų meistras, kas jis toks. Tau pasakė ateiti čia. Jūs tik vykdot svetimą valią. Toks jau tas mūsų pasaulis. Matai, iš tikrųjų, jame yra tik viena pastovi reikšmė. Visoje visatoje. Viskas susiveda į vieną universalų visatos dėsnį. Yra tik viena tikra tiesa. Vienintelė ir paskutinė tiesa. Priežastingumas. Veiksmas, reakcija. Priežastis ir pasekmė. Morfėjus į tai atsako. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Ir Merovinginas sako, paistalai. Pasirinkimas tai iliuzija. Riba tarp tų, kurie turi valdžią ir tų, kurie jos neturi. Štai visatos esmė. Priežastingumas. Nuo jo niekur nepasislėpsi. Mūsų vienintelė viltis, vienintelis nusiraminimas, to supratimas, suvokimas, kodėl, kam. Vienintelis valdžios šaltinis, jėgos, tai mokėjimas matyti priežastį, be to tu bejėgis. Kodėl yra vienintelis galios šaltinis? Be šito tu bejėgis. Tu tik eilinė grandis grandinėje. Vergovės ir paklusimo grandinėje. Iki to momento, kol nesuprasi, kodėl ir kam kažką darai. Štai ši scena. Pokalbis tarp jų. Penktoji tai žinoma Persifonė. Merovingino žmona. Jis žinoma simbolizuoja Hadą arba Šėtoną mitologijoje. O ji yra Hado žmona, kuri yra karaliaus Hado nelaisvėje. Tai dar viena švento moteriško prado simbolis, kuri pateko į blogio jėgas ir jų kontrolę. Taigi, kodėl yra vienintelis galios valdžios šaltinis? Be šito tu bejėgis. Supraskite tai, Persifonė. Dar kartą jis simbolizuoja moterišką į šventąjį pradą tamsiųjų jėgų nelaisvėje. Ji, kiek vėliau, išduoda Merovinginą ir herojam padeda dasigauti iki raktų meistro, į požemius, kur jis yra laikomas. Jie pagaliau išlaisvina raktų meistrą po ilgos kovos su Merovingino patikėtiniais. Jie žymi visus pasaulio žmonės, kurie yra neatskiriami nuo kontrolės sistemos, kurie tiesiog nori paklūsti taisyklėms. Tai žmonės, kurie pasiryžę viskam dėl pinigų, arba statuso, arba to klaidingo įsivaizdavimo apie save, neva pasiekusio kažkokios padėties, kažkokio tikslo. Štai ką jie galiausiai laiko pačiu svarbiausiu. Kodėl jie nori tai daryti? Jie daugiau nieko nežino. Jie laiko tai savo tikslu. Todėl jie visiškai atsiduoda kažkam, kas šiame pasaulyje neatneša jokios naudos. Jie klysta, jei galvoja kitaip. Ši scena ant kelio, kai Morfėjus turi išgelbėti raktų meistrą. Ji simbolizuoja svarbę tiesos apsaugą, informacijos judėjimo laisvę internete. Jeigu iš tikrųjų norime paskleisti tiesą žmonėm ir atrakinti užraktus jų protuose, mes neturime leisti, jog internetas taptų žaislu agentų rankose. Kova yra dėl raktų meistro išgelbėjimo, apie laisvą informacijos sklaidos apsaugą internete. Jie išgelbėja raktų meistrą, kai atskrenda į pagalbą Neo. Neo reikia juos tiesiog ištraukti iš dviejų sunkvežimių susidūrimo kaktomušą. Taigi, vėlgi tai simbolizuoja, jog jis gelbsti tiesą. Ir raktus, kurie atrakina užraktų žmogaus sąmonėje, kuriuos atstovauja raktų meistras. Raktų meistras simbolizuoja slapčiausių pasąmonės norų atblokavimą, prasiskverbimą į pasąmonę. Iš tikrųjų, labai gilius tyrinėjimus, mūsų motyvų ir slaptų norų suvokimą. Štai kas yra raktų meistras. Štai kodėl jis jiem taip reikalingas. Štai kodėl jie negali gyvendyti tai, ką turi, atverti žmonėms protus, be žinių, kaip tai daryti. Ir jis sukuria planą, sąjungoje su 3 laivų kapitonais. Jie turi keliauti į matricą, atjungti apsaugos sistemą ir įleisti Neo į paslėptą matricos dalį,
slapta galima sakyti, kad jis galėtų pasiekti šaltinį ir padaryti, ką reikia. Smithas vėl dauginasi ir kovos metu stengiasi Morfėjų paversti į tokį kaip jis, bet Neo jį išgelbėja. Pagaliau Trinity nusprendžia ateiti pagalbą. Po to, kai vienas iš laivų kapitonų nesusitvarko su savo užduotimi išjungti dalį sistemos. Trinity nusprendžia įeiti į matricą, nors ji žadėjo Neo, kad ji ją neis. Jis bando ją išgelbėti, nes matė, kaip ji miršta. Savo sapnuose, regėjimuose. Jis įeina į matricą be jos, jis pakeitė planą, kad viskas suveiktų ir be jos dalyvavimo. Bet ji vis tiek ten eina. Ji nusprendžia pasiaukoti, žinodama, jog ten 1000 agentų. Ji nori išjungti valdymo grandinę, kad raktų meistras, Morfėjus ir Neo galėtų padaryti tai, ką turi. Jiem tai pavyksta ir raktų meistras atveria slaptas duris į matricą. Vėlgi tai apie pasąmonę paslėptus troškimus, užrakintus tolimuose mūsų proto kampeliuose. Šias duris būtina atverti, ten reikia patekti, kad galėtume suprasti, kodėl elgiamės vienaip ar kitaip. Ir Neo pagaliau įžengia pro duris. Čia yra žvaigždžių vartų simbolika. Vėlgi perėjimas į šviesos būseną. Nušvitimo simbolika. Tikrojo savęs pažinimas. Todėl jis įeina pro duris į akinančią šviesą. Jis patenka į kambarį pilną ekranų. Ir jis atsiduria matricos architekto valdose. Būtent čia įvyksta esminis antrojo filmo dialogas. Tai matricos architektas. Ir Neo su juo kalbasi. Taigi, apie ką yra kalbama? Neo klausia, kodėl aš čia atsidūriau? Vėlgi pirmas klausimas, kodėl? Tikslas, koks tikslas, kodėl aš čia? Architektas sako, tavo gyvenimas yra viena iš neišspręstų lygčių, neatsiejamų nuo programos struktūros rezultatas. Matrica gerokai senesnė nei manai. Tai jo 6 versija. Tai yra Neo, tai yra naujiena, jis apie tai nežinojo. Be to jis pasakojo, jog buvo ir kitų žmonijos įsikūnijimų. Ir iki tol buvo civilizacijų sunaikinimai per kataklizmus. Tai nėra pirmas didžiojo karmos rato apsisukimas. Tu jau darei tai. Jam pasakoja matricos architektas. Ir tęsia. Tai 6 versija. Kaip tu jau supranti, sutrikus sistemai, sistemos gedimo atveju net dauguma sprendimų yra nestabilūs. Net tų pačių elementarių lygčių. Ką reiškia anomalijas, kurias jis turi omenyje. Neo iš karto jas atpažįsta ir sako, pasirinkimas. Žmonės visada turi pasirinkimą. Argi ne taip? O architektas atsako, mano pirmoji sukurta matrica buvo nuostabi. Ji buvo meno kūrinys, tobulybė. Jos triumfas sulyginamas tik tai su jos žlugimu. Vėlgi, nes žmogaus protas atmetė jos tobulumą. Aš padariau pakeitimus, kad tiksliau atspindėtų kintamumą ir žmogaus prigimties absurdą. Deja, aš vėl patyriau nesėkmę. Rasti sprendimą man padėjo intuityvi programa. Ir jis čia turėjo omenyje orakulus. Tai atspindi mūsų intuiciją. Sukurta tam tikriems žmogaus sielos aspektams tyrinėti. Dar viena nuoroda į tai yra sąmonės ir psichikos aspektai. Jeigu aš matricos tėvas, ji nebejotinai jos motina. Neo sako Pifi, orakulė, o architektas tęsia. Ji rado sprendimą. Praktiškai 99% bandomųjų priėmė žaidimo taisyklės. Kas buvo šiuo sprendimu? Pasirinkimo iliuzija. Hegelio dialektika. Ką palaikote, respublikonus ar demokratus, liberalus ar konservatorius, šluoti ar rinkti žaislus? Tai pasirinkimo iliuzija. Tai, kas prigauna žmonės. Nors tai ir neteisingas pasirinkimas, melaginga priešingybių sistema, verčianti žmonės priimti matricos programą. O pasirinkimas iš esmės. Norite jų šios kontrolės sistemos ar šios? Bet kokiu atveju, jūs kontroliuoja. Rinkė šią ranką arba šią. Bet abi jos duos tau į dantis. Nes kontroliuoja vienas ir tas pats, kuriam visiškai į tave nusispjaut. Žmonės visada turi panašų melagingą pasirinkimą. Tai vadinama Hegelio dialektika. Melagingo pasirinkimo suteikimas.
kad duoti žmonėms, kuriuos tu kontroliuoji, pasirinkimo iliuziją, neva jie tai daro patys. Ir visa tai iliuzija, kaip ir politika. Tai tik tai marionečių šou. Ir lėlininkai visada pasiruošia iškratyti iš tavęs sielą, nes pasiebėjuose rankose po lėlę ir kurią tu be pasirinksi, vis tiek gausi dantis nuo lėlės, kurią be pasirinksi. Taigi, toliau jis sako, tie, kurie atmesdavo programą, buvo mažiausia mažuma, tačiau jeigu žiūrėti pro pirštus, jie galėjo privesti prie katastrofos. Turima omenyje, kad jis bando kontroliuoti žmonės, net tuos, kurie išėjo iš matricos. Jis nori, kad visi būtų kontroliuojami. Jis nepatenkintas, kad ir keletas žmonių ištrūko iš matricos. Todėl, kad jei kažkas ištrūko, yra tikimybė, kad jie gali sugriauti sistemą. Ir Neo sako, tai apie Seoną ar taip? Turima omenyje žmonės, kurie nubudo, tie, kurie grįžo prie tikrosios žmonijos tiesos. Ir architektas atsako, Seonas netrukus bus sugriautas, nes jis pasiuntė mašinų armiją šiam tikslui. Mes sugriausime jį jau 6 kartą. Tai bus 6 žmonijos sunaikinimas. Mes tame pasiekėme nepaprasto meistriškumo. Tada architektas sako Neo, išrinktojo paskirtis – grįžimas prie šaltinio. Po to jis privalo išrinkti iš matricos 23 žmonės. Tai gana simbolinis skaičius. Jis reiškia pabėgimą, išsilaisvinimą. Štai ką simbolizuoja skaičius 23 okultiniuose moksluose. Kitais žodžiais, jis ištrūko iš matricos, bet jis turi ją perkrauti. Štai iš kur filmo pavadinimas. Tu tiesiog paleidi tą pačią kontrolės sistemą iš pradžių. Dauguma žmonių išsilaisvinę nuo vienos kontrolės sistemos, noriai paklūsta kitai. Reikalas ne tame, kad sudėti ginklus, o naujos kontrolės sistemos įkūrime. Ir mes joje būsime naujais karaliais, naujais valdovais, mes viską paleisime iš naujo. Jis nori pasakyti, kad mes paskatinsime jūsų revoliuciją, o tu tiesiog perkrausi matricą, sukūręs naują vadovybę. Štai kur buvo visų buvusių revoliucionierių klaida. Tuo tarpu, kai būtina suprasti, jog problema yra pačiame įsitikinime, jog reikalinga piramidės formos hierarchinė valdymo sistema. Tame ir yra svarbiausia žmonijos problema. Tai šiuolaikinė žmonijos padėties priežastis. Tai ir yra tai, ko mums būtina atsisakyti. To, kad turi būti kažkokie žmonės, kurie mus valdo. Mums turi vadovauti tiesa ir daugiau niekas. Ir mes turime tai padaryti tikslu, kuriam ir turime atiduoti savo energiją. Tiesa vietoj tikėjimo į autoritetus ir į panašią kontrolės sistemą. Ir toliau jis sako, atėjo laikas. Neo, visa ta programa apie išrinktąjį, visa ta pranašystė, visa tai yra apgaulė. Viskas, ką turi padaryti išrinktasis, tai perkrauti matricą. Tu organizuoji revoliuciją, mes nužudome visus, kurie yra Seone, tu imi keletą žmonių į matricą ir mes pradedame viską iš naujo. Karmos ratas pasileidžia iš naujo revoliucijos pagalba. Tai palaiko karmos rato sukimasi. Toliau jis sako, nesutikimas pasiduoti šiam procesui bus išreikštas katastrofiškų sisteminių žlugimų ir visų mirtimi prijungtų prie matricos, visų tų žmonių rezervuaruose gaminti energijai. Kartu su Seono sunaikinimu, tai baigsis visos žmonių rasės išmirimu. Taigi jis aiškina Neo, kad nuo tavęs priklauso šiuo momentu, ar žus visa žmonių rasė ar ne. Žmonijos likimas tavo rankose. Jis sako jam, jog gali išeiti pro duris esančias dešinėje, kurios veda į šaltinį. Ir jis tuomet perkrautų matricą. Jeigu jis eis per duris kairėje, tuomet jis grįžta į matricą, tam, kad išgelbėtų Trinity. Jis jau žino, jog ji matricoje. Ir jis sako, jūs neleisite žlugti sistemai. Jūsų išgyvenimas priklauso nuo žmonijos išgyvenimo. Ir architektas prieštarauja. Yra daugybė išgyvenimo lygių, kuriuos mes galime priimti. Bet dabar daug svarbiau, ar tu pasiruošęs prisimti atsakomybę už kiekvieno žmogaus mirtį tavo pasaulyje. Ir architektas leido suprasti Neo, kad Trinity atėjo į matricą, išgelbėti Neo savo gyvybės kainą. Ji buvo pasiruošus pasiaukoti, kad jį išgelbėtų. Architektas sako, tai veda mus prie tiesos momento. Yra dvi durys, ta dešinėje veda į šaltinį, į Seono išgelbėjimą. Durys kairėje tave veda atgal į matricą, pas Trinity ir jūsų rūšies galą. Tau teks padaryti šį pasirinkimą. Ir kai Neo pradeda eiti, akivaizdžiai link durų, kurios veda pas Trinity,
kad išgelbėti savo meilę, išgelbėti rūpestingumą, išgelbėti užuojautą, architektas taria, viltis yra žmonių paklydimo kvintessencija. Vienu metu jūsų didžiausios stiprybės ir didžiausios silpnybės šaltinis. Jis nenori, kad Neo padarytų tokį pasirinkimą, nes jis nori, kad ir toliau egzistuotų kontrolės sistema. Iš esmės, vienintelis būdas, kaip galima sunaikinti matricą, tai yra neabejingumo, rūpestingumo, nuoširdumo išsaugojimas. Štai ką simbolizuoja ši scena. Neo daro tinkamą pasirinkimą, eina per tinkamas duris ir grįžta, kad išgelbėti Trinity, kuri iš esmės įkūnija širdį. Nes kol mes nepažadinsime savo širdies, mes nerasime išėjimo iš šios kontrolės sistemos. Ties tuo baigėsi mano pasakojimas apie antrą filmą. Taigi, dėkui, kad klausėtės. Toliau bus paskutinė dalis. Laukite tęsinio.